Labadiena, gerbiami visaginiečiai. Kalbant apie savaitę, kaip visada, papasakoju, kas vyko ir vyko tikrai daug įvykių mieste. Pirmas tai susitikimas aukščiausios vadovybės Lietuvos geležinkelių, nes nenuleidžiu rankų ir tikrai neužtenka mums tik reiso tarp Vilniaus ir Rygos, kuris būtų tikrai reikalingas ir tikrai mes visomis jėgomis palaikysime šitą reisą. Tačiau jisai nepakankamas. Jisai tinka žmonėms, kurie vyksta poilsiauti, kurie vyksta turistiniais kažkokiais tikslais, tačiau neužtenka tiesiog visoms gyvenimo aplinkybėms tenkinti. Taigi, kalbamės pagrindinis, kas mano galva aspektas turėtų būti kreipiamas į tai, kad tarp Visagino ir Daugpilio atsirastų reisai, kurie būtų patogus, kaip vadinu aš susigrupavęs savo į 3 gyventojų grupės. Tai pirmoji grupė tai yra darbuotojai, kurie atvyksta pas mus į darbą iš Daugpilio. Jie turi grįžti patogiu laiku, patogiu atvykti ir patogiu grįžti. Ir kitos 2 kategorijos žmonių, tai daugpiliečiai, kurie atvyksta pas mus, kaip turistiniais tikslais, taip ir apsipirkti. Ir taip pat ir visaginiečiai, kurie nuvyksta į Daugpilį kultūriniams renginiams, taip pat apsipirkti, pabūti. Tai tokios grupės turėtų būti. Ir kalbantis su Lietuvos geležinkelių atstovais, pavyko paimti tuos grafikus, kurie mato, kad galima būtų padaryti, ir mūsų namų darbai dabar sukurti ir pasiūlyti jiems būtent tuos laikus, kurie mūsų galva būtų tinkamiausi mūsų gyventojams ir Daugpilio gyventojams. Kalbantis apie gyventojus, tuos, kurie vyksta kaip į Daugpilį, taip ir į Visaginą dėl kultūrinių bei kažkokių tai apsipirkimo klausimų, aš galvoju, kad verta tikrai pamastyti apie tai, kad užtektų tik išeiginėmis dienomis, bent jau pradžioje, tokių reisų, tokiu būdu, kad reikia irgi taupyti lėšas, nes varinėti traukinį pirmyn atgal, kuris būtų pustuščias, o gal net ir visai tuščias, būtų tiesiog per brangu. Taigi šitos klausimų nepaliekam ir čia turime ir ministerijų palaikymus, kad nuo 27 metų šitie reisai atsirastų. Taigi kitas neabejotinai tikrai labai svarbus įvykis, tai tarybos posėdis. Taryba įvyko greitai ir operatyviai, sakyčiau, nes tarybos nariai ir elgėsi pakankamai adekvačiai ir labai mano tiesiog pastebėjimas, kad dažnai deklaruojami save lyderiais, tačiau kada tikrųjų tų lyderių nėra taryboje, tai žiūrėk, ir tas deklaruojamas lyderis jau ir tylus, ir klausimų nebeuždavinėja, ir taryba gali vykti sklandžiai, be kažkokių tai specialiai sugalvotų klausimų ir trikdžių. Taigi taryba įvyko tikrai gerai, operatyviai, klausimai visi buvo priimti, tiek, kiek juos reikėjo svarstyti, tiek, kiek reikėjo užduoti klausimų, tiek jų ir buvo. Tačiau be perteklinių, sakykim taip, trikdžių. Taip pat, aišku, kalbantis ir apie tarybą, tiesiog norisi priminti ir kartais tikrai norisi tarsi paneigti tą informaciją, kuri karts nuo karto vis išeina iš mūsų tų pačių tarybos narių, kurie galbūt tendencingai, galbūt tiesiog specialiai nori teikti kažkokią melagingą informaciją, tikrovės netitinkančią informaciją. Tai šiandienai esu skaitęs, kiek čia mes 10 milijonų investuojam į sankryžas, į infrastruktūrą, kuri reikalinga nesamam kvartalui, tačiau tai netitinka tikrovės, nes į infrastruktūrą investuoti reikia ir mes tą darysime, nes tai yra mūsų visaginiečių būsimi namai, kuriuose gims vaikai, kur augs šeimos ir taip toliau. Tai yra mūsų
ateitis ir šią ateitį matuoti eurais, manau, tai kaip minimum neteisinga. Apie kelių ir sankryžų atsiradimą, tai irgi tai yra labai svarbu, ypač po vizito susisiekimo ministro, kuris penktadienį įvyko, vėliau šiek tiek papasakosiu. Tai kaip tik labai savalaikis projektas, kada Lietuvos automobilių keliai bus remontuojami tada, kada mes savo gabalą su sankryža irgi padarysime. Nereikės keletą kartų perdarinėti, vieni tvarko, kiti tuoj pat griauna, todėl viskas laiku bus daroma ir manau, kad tai yra tikrai labai reikalinga. Taigi pereinu prie turbūt pagrindinio įvykio, tai pavyko pasikviesti ir susitikti su susisiekimo ministru ir šio susitikimo metu buvo aptartos pagrindinės 3 temos. Tai pirmoji tema yra tikrai visi įvažiuojami keliai, mes turime pagrindinius 3 ir čia gavom kaip ir gerų naujienų, taip ir tokių faktinių naujienų, kurios galbūt mus netenkina, tačiau jos bent jau tiesiai išsakytos. Tai geroji naujiena yra tokia, kad nuo 3 mikrorajono Žiedo iki posūkio į garažus ir į šitą naują nuosavų namų kvartalą, kur mes dabar projektuojam žiedinę sankryžą, bus pakeista kelio danga, plus sutvarkyta sankryža nuo Dūkšto kelio pusės į Visaginą ir ten dar keli šimtai metrų taip pat pakeista pilnai asfalto danga. Tai jau tikrai gera žinia. O likęs gabalas, kaip ministerija teigia, bus suremontuotas pagal programą dešiniojo rato programa. Tai reiškia, kad ten, kur reikia, visur ties dešinio ratu bus pakeista danga ir visos duobės tikrai sutvarkytos. Čia ne iki galo mane tenkina šitas sprendimas. Mano siūlymas būtų, jau jeigu darome, tai darykime nuo sankryžos iki Žiedo ir visą ruožą ir galėtumėm pasakyti, kad šitas įvažiavimas yra sutvarkytas. Kodėl reikia dalinai palikti kažkokį tai gabalą, dar vis dėlto netvarkoma. Dar kalbamės ir aš tikiuosi, kad pavyks rasti papildomų lėšų, kad sutvarkytų ir pilnai šitą ruožą. Kalbantis apie įvažiuojamą į kelią į 1 mikrorajoną, tai yra nuo Zarasų Ignalinos pusės, čia paprastojo remonto tiesiog neužtenka, nes kelias yra pastatytas ant betoninių plokščių. Matėt, kaip tos betoninės plokštės elgėsi esant dideliem šalčiam. Taigi kelias dabar jau pripažintas avarinės būklės. Ir ką sako Via Lietuva, tai dar šiemet bus jis pilnai suremontuotas ta prasme, kad visos sudūrimo siūlės bus sutvarkytos, visos duobės bus sutvarkytos. Ta duobė, kuri įlinkusi ten prie degalinės, taip pat bus sutvarkyta tam, kad išlaikyti šitą kelią bent jau panašioje būklėje, kad jo galima būtų važiuoti iki 28 metų, kada bus remontuojamas arba kitaip sakant perstatomas šitas kelias. Kapitaliai remontuojamas reiškia sugriaunant tą betoninį pagrindą, sudarant naujus pagrindus ir užklojant naują asfaltą. Tai čia informacija tokia, kad 27 metais vyks projektavimo darbai, o 28 jau pačio kelio statyba. Čia komentaras vis dėlto mano toks, kad paspartinkim ir jeigu pavyks pasiekti, norėčiau, kad projektavimo darbai būtų pradėti šiemet, o kitais metais jau būtų pradėtas ir kelio statybos procesas. Tai tiek tų gerų naujienų. Viena iš tokių naujienų iš blogesnės pusės, kad
šiuo metu tas energetikų kelias, kur link Sodų bendrijos Vyšnia, bus tiesiog suremontuotas, užlopant esamas duobes, bet ne kapitaliai arba kažkaip tai remontuojant, keičiant visą dangą. Tai dėja, dėl šito kelio ministerijos nuomonė yra tokia, kad kol kas lėšų tam nepakanka ir jis pilnai remontuojamas dar nebus. Antroji dalis, tai su ministerija taip pat apkalbėjom ir apie Lietuvos geležinkelių projektus, kad apie tai, kad reikia mums iki Daugpilio, reikia mums iki Vilniaus geresnių reisų, iki Rygos gero reiso. Ir čia turime pilną palaikymą ministerijos, nesikartosiu, kas daroma su Lietuvos geležinkeliais. Ir trečioji tema, aišku, kas irgi yra svarbi, aš juokauju, kad neturint navigacinės sistemos turbūt nerastumėm Visagino, važiuojant nei iš Vilniaus, nei iš Kauno, nei iš Daugpilio. Taigi ženklų, kelio ženklų nurodančių, kad vykstam link Visagino, tiesiog nėra. Taigi čia ministerija informavo, kad jau po daugelio kreipimusi visgi buvo tie ženklai nupirkti ir pačiu artimiausiu metu jie bus pastatyti. Vyksta dabar tiesiog šioks toks vėlavimas rangovinės organizacijos, kurie dar vis nepastato tų ženklų, bet ženklai atsiras. Tai irgi pakankamai gera žinia. Na, o dabar atsakysiu tuos klausimus, kuriuos gavau šią savaitę. Tikiuosi, kad taryba nepriims sprendimo įvesti mokestį už kolumbariumą. Už tokios būklės kolumbariumą reikėtų primokėti mirusių artimiesiems. Na, dėl kolumbariumo kokybės tiek to nebesiginčykim, yra kaip ir geresnių, taip ir prastesnių, bet yra toks projektas ir jisai įgyvendintas. Na, o dėl projekto, kuris įpareigotų mokėti už kolumbariumą, tokio sprendimo projekto neruošiame. Pristatant prekes į sandėlį gėrimai pigiau ir krovinius į Lietuvos pašto ekspres terminalą nuolat pažeidžiamos kelių eismo taisyklės, o Sedulinos alėjos trinkelės pradeda trupėti. Ar galima ten įrengti ribojamuosius stulpelius? Šį klausimą tiesiog perdavau į saugaus eismo komisiją, jį apspręs ir priims atitinkamus sprendimus. Kada Visagino kūrybos ir menų akademijoje VŠI Visagino sporto rekreacijos centre atsiras nuolatiniai vadovai? Ar tikrai nėra norinčių užimti šias pareigas? Na, dėja, tikrai nėra, nes jau keletą kartų skelbėme konkursus ir dėja, bet neatsiranda žmonių norinčių vadovauti šioms įstaigoms nuolat. Taigi tenka verstis laikinaisiais vadovais, tačiau vienas iš klausimų komisijoje svarstomas dėl Visagino sporto rekreacijos centro statuso. Kalbame apie tai, kad vadovui kelti tokius reikalavimus kaip švietimo įstaigos gal ir nereikia, ir užtektų tiesiog gero vadybininko ir tai galėtų tikrai padidinti žmonių skaičių norinčių ateiti vadovauti šiai įstaigai. Visame mieste prie namų ir netoliese gyventojai palieka seną buitinę techniką ir baldus. Ar kas nors buvo nubaustas už tokius pažeidimus? Kieno lėšomis išvežamos šios atliekos? Pradėsiu nuo paskutinio klausimo, tai apgailestaudamas galiu pasakyti, kad tai yra vežama už savivaldybės lėšas ir gal tai ir yra priežastis, kodėl mūsų gyventojai, matydami, kad kažkas pažeidinėja taisyklės, nesudraudžia jų, nepraneša apie tokius žmonės, kurie sustato tas šiukšlės šalia konteinerių ir todėl tai labai sunku tuos pažeidėjus surasti. O iš kitos pusės noriu pasakyti tai, kad dabar kaip tik atnaujinamos visos miesto kameros. Tikiuosi, kad tos kameros bus rodančios ryškiau ir bus galima lengviau surasti tuos pažeidėjus.
O apie statistiką, tai statistika yra tokia, kad per 25 metus ir 26 metų pradžią yra nubausti 21 žmogus nubaustas ir baudos pakankamai rimtos mano galva, nuo 30 gal iki 150 eurų. Taigi daryti to negalima ir jeigu matote, kad kažkas pažeidžia taisyklės, prašau, praneškite. Prie ežero jau seniai stovi likęs pavėsinės pamatas. Prašome ten įrengti naują pavėsinę. Ačiū, kad pastebėjote. Tačiau noriu priminti, kad šiuo metu kaip tik vyksta projektavimo darbai pažintinio tako aplink mūsų Visagino ežerą ir projektuotojai numato visą reikalingą infrastruktūrą. Tikiuosi, kad ir šie pamatai bus panaudoti. Kodėl miško parko teritorijoje labai ilgai nešalinami sausi ir nuvirtę medžiai? Kas už tai atsakingas? Šiuo metu atsakinga už tai savivaldybės administracija, už nuvirtusių ir išdžiūvusių medžių šalinimą. Gal dėl to, kad trūkumas buvo specialistų, bet šiuo metu kaip tik baigėsi konkursas ir pas mus ateina patyręs specialistas, miškininkas. Tikiuosi, kad šie darbai paspartės. Ar planuojama savivaldybės pastato renovacija? Tikrai taip planuojama ir apgailestaudamas galiu pasakyti, kad jau praeitais metais mes buvome laimėję konkursą dėl pastato apšiltinimo, tačiau vienas iš savininkų, ir kaip žinia, savivaldybės pastatas priklauso 3 savininkams, tai yra savivaldybė, Lietuvos turto bankui ir vienam privačiam asmeniui. Taigi savivaldybė ir, kaip nebūtų keista, privatus asmuo sutiko prisidėti ir daryti apšiltinimo projektą, o valstybės turto bankas nemato jokio suinteresuotumo prižiūrėti tą turtą ir jie atsisakė. Todėl šio projekto įgyvendinti nepavyko, daromi kiti žingsniai. Tai susitarėm su turto banko atstovais, kad perduosim jiems apleistą pastatą Festivalio gatvėje, už tai išmainydami į tas patalpas, kurios savivaldybės pastato ir vėl dalyvausim projekte, tikiuosi laimėsime ir sutvarkysime patį pastatą. Taip pat noriu informuoti, kad ir projektas jau rengiamas greitų metų bus pabaigtas, tai ir aikštės prieš savivaldybę, ir už jos link ežero visa teritorija taip pat bus sutvarkyta. Po tiltų vedančių link bangos salės sienų tapyba jau išblukusi, atsirado vandalizmo žymių. Ar galima ją atnaujinti? Atnaujinti tokią, kokia buvo, manau, nėra jokios prasmės. Bet perdažyti naujai kažką sukurti tikrai gera mintis ir tą tikrai darysime. Praeitą kartą Visagino Tech studentai tą perdažymą darė, savivaldybė finansavo tuos darbus, tą patį, manau, bandysime daryti ir dabar, pasitelkiant mūsų jaunus visaginiečius, nebūtinai iš Visagino Tech, gali tai būti ir iš kitos mokyklos mokiniai, kurie darys pačius darbus, o savivaldybė juos finansuos. Visi klausimai yra atsakyti. Džiugu už tas geras naujienas, kurias gavome iš susisiekimo ministerijos, apmaudu, kad ne visos jos visiškai tenkinančios mūsų savivaldybę, tačiau bendras darbas kartu su jumis, visaginiečiai, bendras darbas visos administracijos ir mano, kalbantis su ministerijų atstovais, duoda rezultatus ir aš tikiuosi, kad viskas bus gerai.